Sveikinti su jumis yra ir sveikinti su jumis yra ir didelė garbė, ir labai didelė tokia atsakomybė. Ir noriu prisipažinti jums, kad ši suaugusių mokymosi tema yra labai, labai man įdomi. Ir galbūt viena iš priežasčių yra kad tai dalykai ne iš vadovėlio, o iš gyvenimo. Bet kadangi jūs visi esate suaugusių mokytojai, turite ar mokytojai, ar tiesiog turite patirties dirbant suaugusių auditorijoje, tai visada panašiose situacijose pradedu nuo tokios labai man patinkančios minties. Žiūrėkite, kai du žmonės turi po obuolį ir nori juo pasidalinti, tiesiog ima ir duoda vienas kitam obuolį. Ir niekas nesikeičia, todėl kad kiekvienas iš jų vis tiek turi po vieną obuolį. Bet kai žmonės turi idėją ar keletą idėjų ir duoda vienas kitam, tiesiog įvyksta stebuklas, nes tuomet kiekvienas iš jų neturi ne po vieną, o po keletą idėjų. Ir man ši mintis labai patraukli dėl to, kad man tai yra apie suaugusių mokymą, kai žmonės susitikę dalyjasi ir praturtėja. Praturtėja ir užauga, arba tiesiog neužauga, bet auga. Tai yra pats didžiausias stebuklas. Taigi šiandien, kaip ir sako Arūnas, paskaita yra apie suaugusių mokymasi ir pasikalbėkime apie tai, kodėl tie žmonės, kodėl suaugusieji nenori būti mokomi kaip vaikai. Nors dažnai girdime, kad kartais girdime, kad suaugusių mokymas menkai tesiskiria nuo vaikų mokymo. Na, noriu pasakyti, kad kažkokio labai konkretaus recepto, kaip tie suaugusiai turi mokytis, kodėl jie nenori mokytis kaip vaikai, tikrai šiandieną nepateiksiu. Ir man regis to padaryti ir neįmanoma, todėl kad bet kokia teorija suaugusių mokymėsi pralaimi praktikai. Nes kiekvienas atėjęs suaugusysis į mokymosi procesą atsineša labai unikalią, labai ypatingą patirtį, įdeda į tą procesą ir mokytojui belieka naudotis kaip mokymosi šaltiniu. Taigi, kaip ir prieš paskaitą, taip ir po paskaitos visi išliksim ieškojimų kely. Nes pats mokymasis yra kelias, pats mokymasis yra ieškojimas. Taigi, man regis, kad besimokančiam žmogui žymiai yra geriau, natūraliau būti ieškojimų kely, nei atsakymų kely. Taigi, dabar po tokios gal šiek tiek emocionalios įžangos noriu, naudodamasi savo tą mintimi apie obuolius ir dalymasi juosais, noriu pasakyti, kad jūs visi turit patirties, paprašyti, tiksliau nepasakyti, jūs visi turite patirties suaugusių auditorijoje, tai dabar paprašysiu jūsų pasidalinti labai trumpomis, gal ne tiek įžvalgomis, kiek žodeliais, mintimis apie tai, kas jums yra suaugusių mokymasis. Ir paprašysiu įsitraukti telefonus, kas sėdi prie kompiuterio, tam bus lengviau, kas ne, tai tiesiog įrankių juostoje. Baja. Įrankių juostoje įveskite, nežinau, turbūt nematote, bet tikiuosi dabar matote. Nesimato, tai arba į čatą įmest, arba šiaip galim dalintis ekranu. Tiesiog žinau, kodėl nematote, nes nepaspaudžiau vieno mygtuko, vat ir viskas. Ir tada nematote, bet jau dabar tikrai matysite, tikiuosi matysite. Ne tą norėjau paleisti. Vaja. Įmesk į čatą. Vaja, kaip nesiseka, atrodo, taip viską žinojau, tai dabar pabandysiu kitaip tada.
arba tiesiog tada gal pasižiūrim, pasikalbam paprastai. Sakykit, prašau, tai su kuo jums asocijuojasi suaugusių mokymas? Rašykite tiesiog į chatą, nebūtinai po žodelį vieną kitą, kad atsakytumėt gal į klausimą ar pasakytumėt savo mintį, su kuo jums asocijuojasi suaugusių švietimas, suaugusių mokymasis. Po vieną žodelį, praeitą kartą Arūnas taip prašė, tai dabar lygiai tas pats, su pokalbiu ir diskusija, sako Loreta. Su suaugusių patirtimi, sako Inga, patirtis, sako Jolanta, su apmąstymu ir naujos medžiagos įsisąmoninimu. Dar kokių žodelių? Savarankišku apsisprendimu, sudalymusi. Nu, ar dar kas nors? Na, jūsų mintys tikrai yra labai reikšmingos ir jos tokių aš panašiai ir tikėjausi. Mokymasis vienas iš kito, sako Arūnas, ir tokių minčių ir tikėjausi. Ir čia maždaug ir atsiskleidžia tas pirmas skirtumas, kuo skiriasi suaugusių mokymasis nuo jaunų žmonių mokymusi. Kad atsiranda patirtis, atsiranda savarankiškas apsisprendimas, atsiranda dalymasis. Taigi pasižiūrėkim dabar. Čia turėjau tas mano būti, kuris nelabai pavyko, bet ką daryti. Pasižiūrėkim dabar, kaip tie suaugusieji mokosi. Iš tikrųjų, atsiras dabar po vieną sakiniuką. Matote, tikiuosi? Skaidrės matau. Tai atsiras po vieną sakinuką, kas apibūdina suaugusių mokymą, kas jums yra iki kaulų smegenų pažįstama. Tai, ką jūs pasakėte, tai, kuo jūs tik pasidalinote ir teigėte, kad suaugusių mokymasis yra tai. Suaugusi mokosi tada, kai mato aiškę prasmę ir naudą gyvenime. Suaugusi jie mokosi, kai žinios padeda spręsti jų realias gyvenimo problemas. Suaugusieji mokosi, kai tai mokymasis yra susijęs su patirtimi ir tikslais. Kai jie jaučiasi gerbiami ir įtraukti į procesą. Iš tikrųjų, šitie žodeliai jums visi yra labai pažįstami ir žinomi, tačiau man labai norisi šiandieną kalbėti apie suaugusiuosius. Kad suaugusieji ir brandų žmonės, kurie ateina į mūsų mokymosi procesą, turi daug skirtumų, ar ne? Ir kai aš dabar tokią istoriją papasakosiu, kuri yra, ne istorija, bet tokias mintis apie 3 keleivių stotelę, tiesiog atsiskleis tai, ką aš norėjau pasakyti. Štai ankstų rytą stotelėje stovi 3 suaugę žmonės. Jie ketina vykti autobusu į mokyklą, kuri yra kalno viršūnėje ir kalbasi tarpusavyje. Pirmasis sako, jog nieko aš nežinau, galbūt tas autobuso vairuotojas nuveš mus į vietą, mokytojas pasakys, kur atsisėsti, ką daryti, nežinau, kaip čia man pavyks. Tai iš tikrųjų, tai žmogus, kuris tikisi, kad jį kažkas nuves. Kažkas parodys, kažkas nurodys, jį prižiūrės. Toks žmogus nori instrukcijų, kad būtų pateiktos instrukcijos, ką ir kaip daryti. Antrasis sako, aš iš viso nenoriu, kad atvyktų tas autobusas. Mane tai siuntė darbdavys ir aš visai nenoriu mokytis ir visai nepykčiau, jeigu iš viso į tuos mokymus nebūčiau pristatytas. Toks žmogus, tokiam žmogui ši kelionė kelia pasipriešinimą. Jis mokytis nenori, nes turi matyti dėl to, kad neturi vidinės motyvacijos. Tai suaugusysis, kuris jaučia pasipriešinimą mokymosi procese. Trečiasis sako, o man nesvarbu, ar autobusas atvažiuos ar neatvažiuos.
Jeigu jis ir net važiuotų, aš vis tiek keliaučiau tuo keliu į mokyklą, nes aš žinau, kad tie mokymai man yra labai naudingi ir reikalingi. Vadinasi, jis prisima atsakomybę už savo mokymasi ir pasirengęs yra mokytis pats. Ir tai reiškia, kad šis žmogus yra absoliučiai pasiruošęs mokymosi procesui. Ir suaugusių mokytojai tarsi šio autobuso vairuotojai, kurie savo autobuse turi tuos pačius žmonės. Visi jie yra suaugę, visi turi patirties, visi vyksta į tuos pačius mokymus, tačiau jų norai, jų lūkesčiai yra visiškai skirtingi. Taigi, kai mes kalbame apie suaugusių mokymas, labai norisi kalbėti apie brandumą. Bet brandumą ne ta prasme, kad brandus yra žmogus, kaip mes suprantam, biologinė, psichologinė ar kokia kita prasme. Brandumą mokymosi kontekste. Brandumas gyvenime ir brandumas mokymasi to yra toli gražu ne tas pats. Brandus žmogus gali būti savam gyvenime geras tėtė, geras, nežinau, savo profesijos ekspertas, gali būti puikus bendruomenės narys, tačiau mokymėsi gali jaustis kaip vaikas. Taigi, brandumas gyvenime ir brandumas mokymėse reiškia ne tą patį. Ir dar noriu pabrėžti, jog šis brandumas yra keičiasi nuolat, nebūtinai jisai yra toks status quo dalykas. Taigi, šiek tiek apie brandumą, apie brandaus žmogaus mokymasi. Kas yra brandus žmogus mokymosi kontekste? Jis sugeba pažvelgti į save iš šalies. Reiškia, gali įvertinti savo elgesį, pasakyti, kodėl jis pasirinko šitos dalykus, kaip trečiasis keleivis, ar ne, sugeba suprasti savo visus daromus žingsnius. Žinoma, jam būdingas tam tikras žinių ir gyvenimiškos patirties lygis. Ir tai reiškia, kad mes gyvenimišką patirtį turim absoliučiai visi. Bet ar mokam ją pasinaudoti mokymosi procese? Ar mokam sujungti tą patirtį, kuri yra mumyse, kuri yra subrendusi mumyse, bet gaunant naujų žinių, ar mes sugebam sujungti tuos procesus į vieną visumą? Brandus žmogus pripažįsta pokyčius gyvenime. Brandus žmogus nėra įstrigęs senose tiesose. Jis supranta, kad gyvenimas keičiasi, kad jo požiūriai keičiasi, jo lūkesčiai, jo poreikiai keičiasi ir nėra užsisukęs tam uždaram rate. Brandus žmogus nebijo suklysti. O klaidą visada laiko kaip nauja pakopa, nauja pamoka, naujų įgūdžių pradžia ar panašių dalykų. Ir suprantama, kad, kaip ir sakiau pirmiau, nebijo keistis. Man asmeniškai mokymasis apskritai reiškia keitimas. Besimokantis žmogus keičia savo požiūrį, besimokantis žmogus keičia savo elgesį, besimokantis žmogus keičia savo nuostatas. Ir tai yra pats žavingiausias dalykas. Žinoma, kad brandus žmogus lengviau pasirenka mokymosi būdus, veiklos pobūdį ir galbūt galima pasakyti, kad kai turime tokius žmonės savo auditorijoje, yra tiesiog dovana. Bet aš dar paklausčiau, ar tikrai tai yra didžiulė dovana? Man regis, kad mes turim pakalbėti ir apie tuos žmonės, kurie į mokymosi procesą ateina nebrandus. Bet kai sakau nebrandus, turiu galvoje nebrandus mokymosi kontekste. Bet dabar apibendrinant brandumą, darom tokią išvadą. Brandus, turiu galvoje vėl mokymosi kontekstą, žmonės nenori būti mokomi kaip vaikai. Kodėl? Nes jie turi patirtį ir jie integruoja į mokymosi procesą. Jie yra nusiteikę keistis. Ir tokių žmonių nereikia pripildyti žiniomis kaip kokią talpyklą, bet reikia padėti surasti kelius, kaip tomis žiniomis pasinaudoti. Tai va, pirma išvada apie brandžių žmonių mokymasi. Jie nenori būti mokomi kaip vaikai, nes jiems žinios nėra tokios svarbos, kaip gebėjimas pritaikyti patirtį naujam kontekste.
Bet grįžtu į tą pačią mintį, kurią sakiau ne taip seniai ir noriu pasakyti, kad mūsų auditorijoje ne visada žmonės yra tokie, ne visada žmonės ateina vidinės motyvacijos, nors tiesą sakant, skaitant literatūrą apie suaugusių mokymą arba klausantis paskaitų, dažniau akcentuojama, kad brandų žmonės ateina žinodami, kodėl jie ateina, kodėl jie mokosi, pasirenka savo mokymosi kelius, sugeba pasirinkti mokymosi būdą, stilių ir panašiai. Bet realybė yra ne visai tokia. Mūsų auditorijoje, ir mačiau, yra prisijungusi Jolanta, Inga, kurie dirba su žmonėmis, kurie anksčiau iškritę iš mokymosi sistemos. Todėl galima daryti išvadą labai aiškiai, kad tokie žmonės turi mokymosi nesėkmių. Blogos arba ne visai geros mokymosi patirties. Nes jeigu jų mokymosi sėkmė būtų didžiulė arba normali, tokia, sakykime, tikra, jie būtų neiškritę iš mokymosi sistemos ir būtų mokęsi nuosekliuoju būdu. Tačiau atsitinka gyvenime visko. Ir aš daugiau norėčiau apsistoti ir kalbėti apie žmonės, kurie nėra brandūs mokymosi prasme, kurie turi silpną motyvaciją. Mokosi dėl spaudimų, dėl reikalavimų, kuriuos kelia, nežinau, aplinka, darbdaviai ir panašūs dalykai. Taigi, beje, aš turiu pasakyti, kad ir mano auditorijoje aš dirbu ir su suaugusiais, kurie siekia pagrindinio arba vidurinio išsilavinimo, su nuteistaisiais, kurie taip pat mokosi, siekia įgyti atestatą, labiau įgyti atestatą, nei įgyti žinių. Tai aš galiu pasakyti, kad mano auditorija yra apibūdinama tam antrame stulpelyje, kai žmonės ateina su silpna motyvacija arba silpnesnė motyvacija. Ir galbūt čia ir slypi tas mano klausimas, ar visada mes džiaugiamės, kai turim tuos žmonės, kurie turi nepaprastai aukštą motyvaciją ir mokymosi būdus, žino, ir kelius moka pasirinkti. Nežinau kodėl, bet man atrodo, kad tie žmonės, kurie dirba su tais, kurie yra silpnesnių mokymosi įgūdžių ir gali padaryti taip, kad tas žmogus pajaustų, kokia yra vertybė mokymasis. Man atrodo, čia didžiausias pasiekimas. Bent iš auditorijos 2-3 žmonės pasakytų, kad vis tik mokymasis yra įdomus, įvairiaspalvis, fainas, taip tariant, paprastai fainas procesas. Dabar tokį nubraižiau ratą ir pavadinau jį nebrandžios mokymosi laikysenos ratas. Kodėl šitie žmonės užsisuka tokiam uždaram rate, užstringa tarsi plokštelį ir sukasi aplink. Niekada nesugeba išeiti. Tai čia išrašiau tokius sakinius. Tie žmonės dažnai neįsprendžia vidinių konfliktų. Neįspręsti vidiniai konfliktai, to pasekmė yra kančia ir bloga savijauta. Kančia ir bloga savijauta gimdo išorėje netinkamą elgesį, atmetimą, nepasitikėjimą ir panašius dalykus. Iš to kyla vėl nepasitikėjimas ir kančia. Ir vėl neįsprendžia vidinių konfliktų. Ir tokiu būdu sukasi tam uždariam rate ir ypatingai mūsų nuteistieji, jie niekada nebuvo išėję už šito rato ribų, už tai neįsilieja, nesupranta šito proceso, koks jis gali būti. Nes tiesiog nerimas ir priešiškumas kyla iš šitų čia išrašytų dalykų. Taigi, kodėl tie žmonės nebrandūs yra nesaugus? Kodėl? Bandom ieškoti atsakymų. Pirmiausia, galbūt ne tiek kodėl, bet kuo tas pasireiškia.
Pirmiausia, tas nerimas ir priešiškumas pagimdo tai, kad jie sunkiai priima informaciją, tai, kad jie sunkiai pasako savo nuomonę, jiems labai nedrąsu vertinti savo patirtį. Kaip ir sakiau, visi žmonės šiame pasaulyje turi patirtį vienokią ar kitokią, bet ar visi jie pasinaudoja? Atsakymas turbūt ne. Ir vat šitiem žmonėm, kurie niekada neišeina iš to užburto rato, tiesiog sunku padaryti tai. Tokie žmonės gali greitai griebtis gynybos, o tai gali kartais pulti arba tyliai atsitraukti, tiesiog užsidaryti mokymosi procese ir į jį neįsilieti. Mokymosi situacijose yra užsisklendę. Tiesiog sėdinulė dažniausiai kūno kalba rodo, kad fizinis kūnas yra čia, tačiau jo protinės galios yra kažkur kitur. Nesąmoningai ginasi, kartais puldami arba kartais kaltindami kitus. Ir todėl dėl šitų visų priežasčių pasyviai dalyvauja veiklose, tiesiog jas neįsilieja, kiek tik įmanoma stengiasi šalytis, jeigu ir įsilieja, tai jų elgesys yra pakankamai pasyvus. Tokie žmonės dažnai nepasitikė ir kitais, jie prastai tvarko arba nepakankamai gerai tvarko savo gyvenimą ir visa tai yra iš to tokio žmogiško nerimo ir priešiškumu. Ir paskutinį sakinį parašiau su raudonai, ryškesniu žodžiu, kad tokie žmonės dažnai renkasi kančią, bet ne keitimas. Nes, kaip kalbėjau prieš tai, sakiau, kad mokymasis yra keitimasis. O kančia yra ta, kad tas uždaras ratas ir parodė, kaip jie, neįspręsdami savo problemų, neišeidami už užburtų ratų, tiesiog sukasi kaip užstrigusi plokštelį. Pavyzdžiui, aš galiu netgi pasakyti savo, kai aš pasirinku kančią, o ne keitimas į vieną epizodą. Pavyzdžiui, man labai sunkiai sekasi priparkuoti mašiną, kaip čia pasakyti, šalikelį, ar ne, kada yra tarpas. Tikrai labai sunku tai padaryti. Ir aš pasirenku kančią. Aš tada važiuoju į tolimiausią tašką, ten, kur galiu pasistatyti mašiną, automobilį, ir einu su krepšiais arba dolimą kelią tam, kad įvykdyčiau tai, ką aš buvau nusiplanavus. Štai pasirinkau kančią, bet ne keitimas. Vietoj to, kad aš mokyčiausi, kaip prisiparkuoti, bandyčiau, įgūdį ugdyčiau arba netgi prašyčiau pagalbos, tiesiog savo darau tokią meškaus paslaugą. Tai čia, aišku, labai buitinis pavyzdys, bet lygiai tas pats yra ir su tuo, kurie nori mesti rūkyti, kurie nori laikytis dietos, dažnai renkasi kančią, bet ne keitimasi. Tai šitas pavyzdys sako apie tai, kad žmogus brandus mokymosi procese ar nebrandus, tai nėra absoliutu. Vienam procese, vienam mokymosi etape ar pakopoje jis gali būti brandus, bet antrame galbūt ne visai brandus. Dabar pasižiūrėkime į tai, kodėl kyla toks priešiškumas. Kodėl šie nebrandų žmonės pasižymi tik mano išvardintom savybėmis ir iš kur, kokios yra to priešiškumo priežastys. Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad tokie žmonės yra, dėl to kyla, kad jie yra emociškai impulsyvūs. Jūs pagalvokite apie kokį nors atvejį ir tikrai atpažinsite arba atrasite, kai žmogus greitai sureaguoja, bet tai būna jo emocija, o ne mąstymas. Mes irgi daug kartų tai padarę, gavę kažkokią užduotį, aš čia nepadarysiu, oi Dieve, ką čia, ne, tikrai ne. Bet tai yra emocija, ne? Emocija yra labai gerai. Emocija mokymasi yra labai svarbu, nes emocija padeda pažinti, padeda suprasti, padeda mąstyti, jinai yra kaip padėjėja. Tačiau jeigu emociškai žmogus reaguoja neigiamai, negatyviai, tokia emocija tikrai kelia labiau grėsmę, ne grėsmę gal netinka, bet kelia tokį nepasitenkinimą, nei padeda.
Jeigu emocija užvaldo elgesį ir nenueinam į mąstymo procesą arba į mąstymo, nesustojame mąstymą. Prašau? Čia kažką sakė, ne? Jeigu emocija užvaldo mūsų visą mąstymą ir iš emocijos nepasukam link mąstymų, tiesiog užstringam. Ir tie žmonės yra dažnai emociškai impulsyvūs. Ir jie mano, kad bet koks mokymasis kelia grėsmę jų kompetencijai. Jie savo galvoja, jeigu aš nežinau, reiškia kažkas su manim negerai. Nors aš esu pakankamai suaugęs žmogus, brandus žmogus ir sprendžiu gyvenime problemas, bet čia nesugebu to padaryti. Ir jeigu emocija tik tai vyrauja negatyvi, tuomet tokiam ir taške ir pasilieka. Na, jau šiek tiek kalbėjom apie tai, kad šių žmonių yra netvirta mokymosi motyvacija, ne? Ir jie, jeigu neturi vidinio mokymosi tikslo, vidinio motyvų, jie mokymas paprasčiausiai neįdomus. Tiesiog neįdomus procesas ir jie tada galvoja, kaip gauti pažymėjimą, kaip patikti darbdaviui arba atitikti darbdavių reikalavimus. Jie dažnai sako, kad tai čia šitas metodas man netinka, prastas įrankis, aš jau tokių dalykų irgi esu girdėjus, pavyzdžiui, skambina ir sako, nu jūsų ta sistema tai ten labai blogai jau neveikia, visiškai neveikia. Bet nepagalvoja, kad čia žmogus tą sistemą valdo, o ne pats įrankis valdo žmogų. Dar labai svarbus jų požymis, kad dažnai sako, tas mokytojas manęs nieko neišmokė. Ir dabar kartais būna, kai kalbi pamokose, sako, ai, tas mokytojas nieko nemokė. Tarsi mokytojas turi jam kažkaip jį išmokyti. Kompetencija nėra dalykas, kurie galima suteikti. Kompetencija dalykas yra ta, ką galima įgyti. Todėl mokytis reikia pačiam. Ir labai individualiai, labai savitai, taip kaip tu gali, taip kaip tu išmanai. Taip kaip tavo galios leidžia. Dar vienas dalykas, priežastis, dėl kurios nebrandų žmonės mokosi neefektyviai, tai yra, kad jie pasižymi fiksuoto mąstymo būdu. Jie labai vengia naujų iššūkių, nenori išeiti už savo komforto zonos. Savaime suprantama, kad išeiti už komforto zonos nėra paprasta, tai yra nauja, tai yra nepažinta. Ir mums taip atsitinka dažnai, kai mums deleguojama arba mes patys nusimatome kokią nors naują veiklą ir jeigu veikia tik mūsų emocijos, o ne mąstymas, visada būnam tam tikrų laikotarpių fiksuoto mąstymo būsenų. Fiksuotas mąstymas kartais kyla ir iš to, kad žmogaus gebėjimai, jau čia ne man, aš tikrai to nepasieksiu, čia ne mano sritis, čia ne apie mane. Ir tada procesas ir neužsisuka, ar ne? Niekas nepasikeis, kiek aš besistengčiau. Ir jeigu padarau klaidą, tai yra grėsmė, o ne pamoka. Atsiranda vidinės įtampos ir žmogus tiesiog praranda motyvaciją. Fiksuoto mąstymo būdas gali būti būdingas tam tikrais periodais, tam tikrais momentais, tikrai ir brandaus mokymusi žmonėms. Dar kokia problema, kad tokie žmonės dažnai vengia kontrolės. Arba kaip tik jos labai nori. Dažnai jie prašo, mokytoja, padėkit man atlikti šitą užduotį, parodykit, kaip ta užduotis turi būti atliekama. Ir kurį laiką tai daryti yra tiesiog gerai, negali sakyti, kad tai yra blogas pasirinkimas, tačiau reikia suprasti, kad jeigu visada jis eis tuo pačiu keliu, jeigu visada mes duosim jam konkrečias instrukcijas, ką daryti, kaip daryti, toks žmogus nepajudės mokymosi keliu, nesuformuos įgūdžių, kurie taip reikalingi mokymosi procese. Na ir dar viena priežastis, dėl ko žmonės nenori mokytis arba yra nepasiruošę mokytis, kad jie pasižymi prasta savirefleksija. Jie patys labai sunkiai suvokia, kaip jie mokosi. Jie nežino, kokį būdą pasirinkti, kokį kelią pasirinkti, koks metodas čia tinkamesnis šitam kontekste, kitam kontekste ir panašiai.
Jie nesugeba pažvelgti į save iš šalies ir klaidas savo permeta kitam. Klaida kaltina kitą. Čia dėl to, kad sistema bloga, dėl to, kad mokytas neišmokė, dėl dar daugybės priežasčių. Nu, patys net nepastebi tų savo stiprių emocinių reakcijų ir kartais per stipriai reaguoja vėl tą patį, ką sakiau, emociją, o ne mąstymu. Jie nežino, kurie yra stiprūs, jie nežino, kurie yra silpni. Ir tos klaidos todėl, kadangi nevykdo savirefleksijos, todėl dažnai kartoja tas pačias klaidas. Ir tos refleksinės veiklos vengia. Bet man regis, kad tikrasis mokymas, kai mes kylam spiraliai į viršų, be refleksijos tiesiog neįmanoma. Nes refleksija yra visų mokslų motina ir kai tu turi kažkokią patirtį bet kokioj temoj ir gali ją sujungti su naujai, tu pajudi tą spiralę aukštyn. Tai tada vėl grįžtu prie mūsų matytos schemos ir sakau, tokie žmonės tiesiog nepajuda aukštyn dėl to, kad netlieka šitų tik mano išvardintų dalykų. Bet išrašiau net didesnėm raidėm, parašiau atskiroje skaidrėje, kad nebrandumas mokymosi prasme nėra trūkumas. Mes mokytojai visi turim suprasti, kad tai yra mokymosi būsena. Ir aš kažkur esu perskaičius vieną dalyką, kuris mane džiugina kiekvieną kartą, kai tik aš nueinu į suaugusią auditoriją, kurio yra žmonės su silpna mokymosi motyvacija. Ten buvo parašyta, kad kiekvienam žmogui įdėta mokymosi poreikis. Bet kaip tą poreikį prikelti, pabudinti ir jam padėti atsiskleisti, va čia yra suaugusių mokytojų toks labai svarbi problema, bet Arūnas dabar mane girdi, todėl sakau, kad tai nėra problema. Arūnas dabar negali pakartoti, ką jis norėtų pabaigti, aš nesisijungęs mikrofoną, tai pabaigsiu aš. Tai nėra problema, tai yra mūsų uždavinys. Nes kai sakai žodį problema, tu sukiesi tam problemos rate, ne? Niekad iš jo negali išeiti. Kai tu sakai uždavinys, tu bandai ieškoti kelių, bandymo keliu bandai spręsti tas problemas, bandai ir vėl bandai, ir tokiu būdu judi uždavinio sprendimo link. Tai štai. Tai pirmai pateikė už tą išvadą, kodėl nenori mokytis brandų žmonės. Dabar sakau, kodėl nenori mokytis kaip vaikai nebrandus žmonės. Nes tai pažeidžia jų savivertę. Ir tas savivertės pažeidimas sukelia tokį gynybiškumą. Ir tai kelia jo kaip suaugusio žmogaus vaidmeniui grėsmę, kas yra iš tikrųjų pakankamai sudėtingas dalykas. Jie mokymasi labiau supranta ne kaip augimo galimybę, o kaip galios santykį. Reikia mokytis. Nenoriu mokytis, bet reikia mokyti. Ir kartais jie dažnai jaučiasi, kad jie yra menkinami, nuvertinami, kontroliuojami ir toks procesas jiems nėra labai prie širdies. Todėl, čia aišku šitie sakinukai tai tokie gal šiek tiek abstraktus, bet tokie lyg ir patarimai, kaip mokyti brandžius suaugusius. Nebrandžius suaugusius. Nenurodinėti, o kviesti. Neaiškinti, o įtraukti. Nevertinti, o pripažinti. Nekontroliuoti, o suteikti saugumu. Aš dar pridėčiau vieną labai svarbų dalyką, čia būtų toks kaip ir apibendrinimas, ir sakyčiau, kad man suaugusių mokymasis yra daugiau pokalbis. Ne taip svarbu išmokyti teoremą
ar vadovėlyje rasti kažkokią konkrečią labai atpažinti teorinę medžiagą. Man šių žmonių, tokių žmonių mokymasis, nebrandžių žmonių mokymasis yra gebėjimas pažinti tą žmogų ir padėti jam suprasti, kad mokymasis gali būti fainas, geras procesas. Kad jam parodyti, kad mokymasis gali turėti naudos, o ne kažkoks reikalavimas ar valdžios klausimas. Man regis, kad tokios aplinkos sukūrimas, kur svarbiau santykis, o ne turinys, yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ir vėl atskira skaidrė išrašiau tokius sakinius, kurie, man atrodo, labai yra svarbus, kad suaugusieji nenori būti mokomi kaip vaikai, net tada, kai mokytis dar nemoka. Kad efektyvus suaugusių mokymas prasideda ne nuo turinio, ką mes norim pasakyti, o nuo laikysenos. Nuo to, kokią mes aplinką galim sukurti. Ir čia svarbiausia, man atrodo, pradėti tokius žmonės nuo mokinio pažinimų. Su kokiom patirtim jis ateina, nors, sakau, jokie vadovėliai negali išrašyti tų visų iššūkių, tų visų dalykų, kuriuos suaugusiai atsineša į mokymosi procesą. Tiesiog neįmanoma. Todėl suaugusių mokytojų, dirbant su tokiais sunkiau besimokančiais žmonėmis, yra nepaprastai sunkus darbas atpažinti, suprasti ir gebėti sukurti rasti tą kelią į to žmogaus širdį. Ir nežinau kodėl, bet man šitas arklys, kurį aš rodau absoliučiai visuose savo pranešimuose, man atrodo, čia yra apie suaugusių mokymą. Jį tikrai matė absoliučiai visi žmonės, kurie čia, man atrodo, yra kitoj pusėje ekrano, kad tu gali atvesti arklį prie upelio, bet negali priversti jau gerti. Atsigerti gali tik jis pats. Bet jeigu arklys yra ištroškęs ir pats negeria, pagirdyti jį yra tavo pareiga. Tai tikrai labai graži mintis, bet labai sudėtingas darbas. Na, pagalvokit, kaip tą arklį pagirdyti būtų įmanoma, kaip rasti tą būdą, kaip jį atpažinti. Todėl pradžioje ir sakiau, kad nėra tokių receptų. Nėra tokios teorijos, kurie atsakytų į tuos klausimus. Todėl tik bandymas ir vėl bandymas gali padėti mums atrasti. Nežinau, laiko turim jau nedaug, bet vis tiek, kadangi pradėjom kalbėti nuo to, kad suaugusių mokymasis yra dalymasis, jūs visi turite patirties, tai gal kas nors iš čia esančių, pavyzdžiui, gali pasakyti kažkokį stebuklingą dalyką, kažkokį atrastą metodą, kažkokią sėkmės istoriją, lai ir trumpą, kuri padėjo tuo keliu nebrandžiam žmogui pajudėti mokymosi keliu bent per vieną laiptelį. Ar kas nors galėtų tai padaryti? Norėtų galbūt. Na, išjungiau dabar skaidres. Tyla, gal jau nieko nėra anoje pusėje ekranų. O, kiek čia prisijungusių. Ar kas nors norėtų pasidalinti savo mintimis ar istoriją, ar tiesiog pastebėjimais, ar kažką pasakyti, kas yra apie šitą temą, tiesiog atradimą kažkokį. Maja. Na tai kągi, tada žinot ką paprasčiausia, dabar padarykim taip. Nežinau, kaip čia dabar padaryti. Pavyzdžiui, norėčiau, kad jūs prabalsuotumėt, bet dabar neturiu įrankio, kažkas čia man nepavyko, tai labai atsiprašau, mokausi ir aš. Tai nepavyko, tai dabar norėčiau, pavyzdžiui, kad jūs bent pasakytumėt, tada parašykite į chatą, kokių mokinių savo auditorijoje jūs labiau turite.
ar tokių, kur aš esu apibūdinau pradžioje, brandžių, žinančių, kaip pasirinkti mokymosi kelią, kokius metodus pasirinkti, ar tokių, kurie apibūdinau antroje dalyje savo pranešimo. Tai susitarėm taip. Jeigu sakote apie brandžius, rašote vienetą, jeigu sakote apie nebrandžius, rašote dvejetą į tą pokalbių langą. Gerai? Ir kokių bus skaičių daugiau, tai aš jau taip ir suprasiu, kurių, arba mes visi tiksliau suprasim. Tai ar turite, ar dažniau, ir specialiai neprašau vidurinio varianto, nes aš žinau, kad pažymėtumėt vidurinį. Ir tokių. Bet aš sakau, dažniau, kokius žmonės sutinkate savo auditorijai. Brandžius mokymosi prasme, kontekste ar nebrandžius. Ir aiškiai suformulavau užduotį. Matau, kad sunkiai visi galvoja. Tai gerai. Labai įdomu man dabar. Kažkur mano įrankis išlubavo. Nu gerai, dar kol prisijungtų. Nu, kol kas matau čiate, kad dominuoja antras. Sausai. Antras. 0,2. Vaja. Tai kaip būtų įdomu dabar pratęsti šitą mano diskusiją, tokių tikrai ir esat visi turite tikrai stipriai sukaltų kažkokių istorijų, bet tiesiog neturime aišku galimybės, nes jau 45 minutės visiškai ištiksėjų į pabaigą, tai 7, Arūnas rašo, mūsų grupėje 7 brandžių, 4 nebrandžių. Tai va, Arūno grupiai šiek tiek ištempė mus į vandens paviršių. Labai džiaugiamės. Labai. Bet vis tiek turbūt laimė nebrandus, ar ne? Nu tai ką, tai turim suremti pečius ir bandyti, dalinantis patirtim, kaip dalinantis idėjomis, kažkaip bandyti pažadinti tuose žmonėse tą norą pirmiausia mokytis, kad jie bent viena akim pamatytų, kad mokymasis yra naudingas jiems patiems. Tai dabar paskutinė mano skaidrė, kurią norėčiau jums parodyti. Ar jūs matote? Taip. Taip. Tai dar biškį kažkur tai šlubuoja. Paskutinė mano skaidrė. Turbūt kraunasi, nežinau, kokią skaidrę matote? Ta, kur pasidalinti patirtim. Aha, bet dabar nejuda čia niekas man. Tai nežinau, kodėl va matot, kas čia darosi. Tai dabar dar kartą bandysiu. Tai bet reikia dalintis ekranu. Nežinau, nejuda. Nejuda mano skaidrės. Ai, čia ne. Buvo. Ne. Šitas. Mato efektą. Paskutinė skaidrė, manau, kurią noriu apibendrinti. Tai, žinoma, jau nieko naujo čia nepasakysiu, bet toks kaip ir palyginimas, nes mano tema buvo, kad kodėl suaugusi nenori būti mokomi kaip vaikai. Tai paskutinis sakinys, tas pats sakinys beveik, bet jis skamba taip, kad brandus žmonės nenori būti mokomi kaip vaikai, nes jie turi patirtį, jie nori ją integruoti į mokymosi procesą, todėl jų nereikia kaip kokių didelių talpų pripildyti žiniomis. Jiem reikia leisti tai patirčiai atsiskleisti. Kodėl nebrandų suaugusiais nenori būti mokomi kaip vaikai? Reikia suprasti, kad kad tai žaidžia jų savivertę, tai kelia jų gynybiškumą ir sukelia grėsmę jų suaugusių vaidmenių. Ir ką mums daryti? Pirmiausia, kurti santykį, o tada formuoti turinį. Štai mano tokie paskutiniai skaidrės sakiniai. Viskas. Ačiū labai. Dėkui. Ačiū. Gero vakaro visiems. Jo, na tai. Ačiū labai, buvau kelionėje, tai nieko negalėjau dalyvauti smarkiai, bet labai ačiū.
Dėkui, kad prisijungėt į kelionę ir Rūnė ir spėjai. ir Labai prisijungė. įdomu, tikrai, bravo. Nu, tai negirdėjote? Nu, girdėjau, klausiaugi viską. Ai, klausėte. Na gerai, tai kažkokių, tai gal Arūnas kokią nors sakinuką su savo auditorija